Projektą pristato Mita, projekto globoja Ūkio ministerija. Sveikos ponios, ponai ir ponaičiai jūsų ekranuose. Laida apie inovacijas, kūrybišką verslumą ir šiandien kuriamą ateitį. Jūs žiedų valdovas. Jūsų kūnas kompozitorius. Eurų apsauga. Kas matoma ir kodėl nematoma. Intriguojantis klausimai ir aiškus atsakymai. Tuoj pat laidoje nepaprasti daiktai. Kauno technologijų universitete yra ypatinga vieta – inovacijų inkubatorius Startup Space. Ten renkasi jauni žmonės, kurie ir patys kuria ir vieni kitiems padeda kurti ypatingus daiktus. Judesį apdainuojantis motus. Kas tai? Be judesio nieko nebūtų, bet koks grojimas yra judesys. Tačiau motus sprendžia kitą problemą, tai yra abstraktus judesys, tai yra paprastas, tiesiog kaip gestikuliacija, kaip kažkoks neapibrėžtas visiškai, reiškia, be taktilinio ryšio, tai realiai nieko nereikia spausti, tiesiog judėti. Tas aparačiukas mūsų vadinamas motus. Savyje turi sensorius, kurie priema judesį, visą informaciją apie judesį. Ir gavę tą informaciją mes ją apdorojame kompiuteriu ir su ją galime veikti iš tiesų bet ką. Šiuo atveju mes pasirinkę garsų pasaulį, mes duomenis apie judėjimą verčiam garsais. Motus įrenginys prisijungia belaidžio ryšiu prie kompiuterio arba mobilaus telefono ir siunčia duomenis apie judėjimą į telefoną. O jeigu mes prijungsime telefoną prie kolonėlių, tada turėsime garsą. Mūsų nosių ir ausų judesiai muzika netaps. Kam sumanūs studentai savo modus skirti sumanė? Turime 3 tokius gan stambius panaudojimo atvejus. Tai pirmas yra muzikantai. Be abejo, muzikantai ir kompozitoriai siekia kuo įvairiau ir kuo paprasčiau valdyti tembrą. Tai yra gan smagu ir gan toks eksperimentinis būdas, kaip kontroliuoti tai ir kaip valdyti garsą. Tada šokėjai gali savo judesį paversti į muziką. Ir mes turime visiškai priešingą atvejį. Tai ne šokėjas pagal muziką šoka, tačiau lygtai ir jo šokis tampa muzika. Ir trečias panaudojimo vienas iš variantų tai yra vaikai ir edukacija. Tai realiai per tą paprastą judesį vaikas gali lavintis ir tyrinėti garsų pasaulį. Kodėl mes skiriame garsus? Pasirodo pirmiausiai dėl jų tembro. Būtent dėl tembro mes skiriame gitarą nuo vargono, fleitą nuo fagoto. Arba mano balsą nuo asistento balso. Mes garsus skiriame dar ir dėl jų aukštumų skirtumo. Nes vienas balsas aukštas, kitas žemas, o tų skirtumų dėka mes įsiminame melodijas, kurias dainuojame kartu. Tai kaip šiuo prietaisu kuriamas garso tembras ir tonalumas? Mes visus šitus dalykus sukategorizuojam kaip ir į gestus, tai yra suskirstom į kažkokius paprastus, suprantamus dalykus. Tai realiai, tarkim, aukštis, kaip aukštai pakeliu motus ir kaip nuleidžiu gali priklausyti nuo to, tarkim, garso aukštis. Tai nata, arba gali priklausyti kažkokios tembrinės savybės nuo to, jeigu aš jį pasuku į šoną ar nepasuku. Tas koks nors smarkus sukrėtimas galėtų būti dar vienas papildomas instrumentas ir papildomi garsai. Tai realiai tų gestų rinkiniai ir yra ta interakcija motas, ir kurie valdo kažkokį garso parametrą. Tai gali būti ir nesibaigiantis garsas, tai be pradžios ir be pabaigos. Ir tiesiog jame galima naršyti vos ne ir klausytis tų spektrinių pakeitimų. Motus valdo muziką. Judesiu gali išreikšti muziką kitaip, bet ne tik išreikšti, bet ir pajausti. Tai visų pirma, tai turbūt ir yra svarbiausia. Kaip tu tą
kurdamas, grodamas tą išreikšti ir kaip pats jausies tame? Šiuo metu šokio teatras Aura naudoja motus savo spektaklyje Padaryk iš manęs jungiklį. Ir ten jie naudoja kelis labai paprastus kaip ir tuos gestus, tai yra kelias funkcijas. Tai viena yra sukrėtimo stiprumas, tai realiai kai šokėjai šoka, jie rankose laiko vieną motos įrenginį ir nuo to, kaip stipriai sukrečia ir į kurią pusę, nuo to priklauso, koks garsas bus. Interakciją sukūrė ir nusprendė, kaip tai bus kompozitorius Antanas Jasenka. Ir tikiuosi, kad greitų metu bus dar daugiau panaudojimų, nes mes jau viską kaip ir stumėmės greit į priekį ir žadam daryti daugiau tokių kaip ir vos ne open jam, kažkokių pasibandymų, pasižaidimų ir koncertų. Tai labai smagu matyti, kaip žmonės naudoja ir labai svarbus grįžtamasis ryšys. Šokėjai tampa kompozitoriais, kompozitoriai milijonieriais. Štai kodėl mano asistentui taip patinka šokti. Bet jam patinka ir įvairūs galingi daiktai. Galingi automobiliai, galingos jachtos, galingi motociklai, galingos burtų lazdelės. O man patinka ypatingų galių turintys burtų žiedai. Idėja kilo iš pat pradžių padaryti labai paprastą apyrankę, kuri leistų praneštų žmogui apie informaciją, kuri yra jo telefone. Po to pridėjome tokią funkciją, kad būtų galima gestais truputį pakontroliuoti tą telefoną. Ir vienų dirbtuvių metu tiesiog diskutuodami pastebėjome, kad visų rankų gestai yra labai nepatogus. Būtų daugiau patogiau daryti ant pirštų. Tai va, po truputį taip išsivystė iki to jau tokio brandžiausio žiedo to formos faktoriaus, kuris leistų kontroliuoti kitus įrenginius, kurie yra sujungti su juo per begalį ryšį. Žiedas valdovas, kas turi žiedą, tas valdo. Prisiminkime dramas ir kovas kilusias dėl magiško žiedelio kinofilme Žiedų valdovas. O kam kuria taikieji Lietuvos inovatoriai, kam šis žiedas gali būti skirtas? Esamu metu mes taikomės į dvi pagrindinės rinkas, tai viena yra prezentavimo, kur žmogus galėtų perjungti kitą skaidrę arba piešti ant prezentacijos ir galėtų tai daryti netgi keli žmonės vienu metu. Pavyzdžiui, architektai labai susidomėjo dėl to, kad jie galėtų įdėti į prezentacijos vidų savo 3D modelį, kurį galėtų tiesiog prezentacijos metu vartyti įvairiai, ta prasme paversti, prizoominti, priartinti ir kitokiais gestais kontroliuoti, kaip jisai yra realiai atvaizduojamas. Taip pat kiti pritaikymų metodai yra daugiau specifiniai, yra pavyzdžiui medikai, kurie negali liesti ekranų dėl to, kad ant jų kaupiasi labai daug mikrobų ir labai daug ligų ir jie norėtų peržiūrėti paciento tą istoriją. Tai tiesiog gali gestu irgi pervesti ją, pasižymėti, kas yra reikalinga ir panašiai. Sekanti dalis, žinoma, yra žaidimai, kur yra labai plati rinka. Tai dabar, į ką labiausiai taikomės, tai yra žaidimai, kurie yra susijęti su išmaniaisiais televizoriais. Problema ta, kad televizorius yra nepaliesi jo, tau neišeina kontroliuoti. Kitaip tariant, reikalinga kokia nors valdymo įrenginys. Todėl mes leidžiame sukurti vartotojui to žiedo judesiai yra sekami panašiai kaip pelė. Dabar ne tik prezentacijos, bet ir pramogų pasaulis keliasi į trimatę erdvę. Kuo čia gali būti naudingas jūsų kuriamas žiedas? Tolimesnis žingsnis natūralus, kadangi yra 3D kontroliuojamoje erdvėje, tai yra augmented reality ir virtual reality, tai papildyta ir virtuali realybė. Šioje srityje dabar yra labai vystoma atvaizdavimo technologijos, kurios leidžia žmogui pamatyti aplinką taip, tarsi jis joje būtų. Ir ką mes, pirmas dalykas, ką pirmą kartą padarė žmogus, kuris užsideda, VR tos didžiulius akinius, jisai pabando paliesti pirmą daiktą, kurį jisai pamatė priešai save. Ir tai yra toksai dalykas, kad jisai iš karto pajunta, kad jisai yra išimamas iš tos aplinkos, kurioje jisai buvo. Tai yra taip vadinamas atsijungimas, diskonektas tarp to, ką tu matai ir to, ką tu gali padaryti. Tai ką mes suteiktume, tai kad vartotojas galėtų ne tik tai toje aplinkoje matyti kažką, bet tuo pačiu galėtų ir atlikti įvairius veiksmus. Rankomis mes darome daugybę judesių ir sąmoningų, ir atsitiktinių, chaotiškų. Tai kaip šis žiedas juos atskiria, atsirenka ir išvis kaip jis veikia? Yra keli pagrindiniai režimai. Tai yra, kai vartotojas padaro vieną gestą ir po to sekantį. Tai yra vadinamas inicijavimo gestas, tu padarai gestą, kuris pasako, aha, aš dabar klausausi, kokios tu komandos padarysi. Ir tą komandą, kurią tu padarai, jisai užfiksuoja. Kai tu pabaigai tą gestą, tavo ranka sustoja, jisai pasako,
Viskas, komanda padaryta, aš ją padarau ir po to vėl laukiu, kol tu vėl inicijuosi komandą ir padarysi kažką. Tai maždaug čia būtų skaidrės perjungimas. Po to yra kitas režimas, kuris yra naudojamas, ta prasme, žaidimams. Tai tu padarai arba, kai yra sekama kaip pelėta, tas visas įvykdomi gestai, tai tu tiesiog perbrauki rankomis ore ir po to tavo pirštas yra sekamas pastoviai. Tai yra, įsivaizduokite, kad priešais save, jeigu naudojate kaip pelę, yra tokia nematoma kaip po erdvė, kurioje jūs tiesiog tapote tą, ką reikia. Ir kai norite paspausti, jūs tiesiog paspaudžiate. Ta informacija, kuri yra žiede, perduodama į tą, kuri yra įrenginyje, tada įrenginyje yra paverčiama komanda iš tų koordinačių, kurios yra gaunamos. Tada užfiksuojama, kad čia yra toksai gestas, kas lygu tokiai komandai. Kas yra šio žiedo esmė, šerdis ir kas jūs įtraukė į pasaulį valdančių žiedų pasaulį? Iš pradžių tai buvo toks eksperimentas, ar mes tai galime padaryti, ar tai yra įmanoma Lietuvoje. Po to, po kiek laiko, tai tapo tokiu asmeniniu projektu ir ne tik turbūt man, bet ir vyrukam, tai tiesiog padaryti tai, kas teiktų galimybę žmonėms atlikti daugiau, atlikti lengviau, atlikti tai patogiau ir tai yra, man pačiam tai yra tiesiog tai, ką aš norėčiau turėti ateityje ir aš tai darau. Žiedas yra nepaprastai galingas dalykas. Apie tai žino kiekvienas vedęs vyras. Tai ypač galinga jų valdymo priemonė. Moterys tiki, kad žiedai dar ir saugo. Tačiau aš žinau, kad ypatingai gerai saugo holograma. Ką, nuo ko ir kaip. Paklausykite apie unikalią lietuvių inovaciją. Galima būtų sakyti, visuomenės stabilumas, valstybės stabilumas priklauso nuo to, kiek apsaugoti jų tos valstybės, visuomenės dokumentai, pinigai, paslaugos. Su šita dokumentų bei vertybinių popierių, daiktų originalių apsauga susiduria visos pasaulio šalys. Šiandienai, jeigu jūs paimsit bet kokį gaminį, kuris turi didesnę vertę, tai dažniausiai šitas gaminys yra apsaugotas unikalia holograma. Na, jeigu jūs naudojatės, tarkim, Visa Electron kortelę, tai jūs matysite, kad ant Visa Electron kortelės yra uždėta holograma. Jeigu nueisit į parduotuvę ir išsiimsit eurus, tai pamatysit, kad yra juostelė, kuriai būdingi tam tikri optiniai efektai, jinai keičia spalvą, atsiranda vaizdai. Tai čia irgi yra optiniai apsaugos elementai, yra hologramos. Kalbant paprastai, holograma tai trimatis vaizdas. Kaip jis gimsta? Tam, kad sukurti holograminį vaizdą, mums reikia vienodo ilgio bangos šviesos šaltinio, tarkime, lazerio. Spindulys yra skaidomas į dvi dalis. Viena dalis į holograminę plokštelę patenka tiesiogiai. Kita dalis į holograminę plokštelę pataiko atsispindėjusi nuo objekto. Kai šie spinduliai sueina į vieną visumą, plokštumoje gaunamas trimatis vaizdas arba holograma. Mes originalūs ir unikalūs tuo, kad technologijoje mes bandom sutabdinti keletą technologinių žingsnių. Mes naudojam įvairias litografijos priemonės ir tokiu būdu mūsų apsaugos priemonės be, sakysim, akiai aiškiai registruojamų optinių efektų, jos turi tam tikras žymes, kurias gali identifikuoti tik tai ekspertai arba galima identifikuoti su pagalbinėmis priemonėmis. Na, tarkim, pašviečiant lazerio spinduliu arba pašviečiant ultravioletinę spinduliuotę. Mūsų inovatorių sukurtos ypatingos technologijos dėka hologramos yra ypatingai saugios ir jas suklastoti nepaprastai sunku. Kiekvienas gamintojas arba paslaugos teikėjas, jeigu jis galvoja apie originalią apsaugą, jis turi naudoti originalios grafikos gaminį. Ir šitą unikalios grafikos gaminį galima pagaminti tik mokant gaminti spaudą, nikelinį spaudą, kuris yra naudojamas replikavimui. Tai yra, šiandien dienai Lietuvoje mes esam vieninteliai, kurie
turim tokį technologinį visą pilną ciklą ir galim pasiūlyti unikalaus grafinio dizaino apsauginius ženklus, kurių jūs nesurasite kitur. Holograminis ženkliukas, holograma ant gaminio, jis yra priklijuojamas. Tam yra naudojami įvairūs klijai. Vieni yra jautrus spaudimui, kiti yra temperatūrai. Ir jeigu mes pažiūrėtume į šitos holograminio ženkliuko struktūrą, mes atrastume, kad jis yra sudarytas iš kelių sluoksnių. Ir jame viduje yra lengvai suyrantis sluoksnis. Jeigu yra mechaninis poveikis, tai užuot nuplėšę visą lipduką, jūs nuplėšėt jį tam tikrais plotais. Reiškia, tas ženkliukas suyra ir tokiu būdu jūs negalite to ženkliuko perklijuoti kitur, nes jame yra naudojamas tam papildoma apsaugos priemonės. Išduokite paslaptį, kaip pagaminama ši itin aukštus saugumo standartus atitinkanti unikali lietuviška taškinė holograma. Nuo ko pradedama? Vartotojas pasako, kad jis norėtų matyti tam tikrus elementus štai toje taškinėje hologramoje. Na, jis atsiunčia savo logotipą arba kokį nors elementą, kurį reikia įkomponuoti. Mes pabandom tą vaizdą užpildyti įvairiai išdėstytomis spalvomis, na, kad jis perteiktų patį vaizdą ir kad jis būtų gražus akiai. Viena orientacija, mes matome štai šitą vaizdą, o mes norime, kad pasukus mes pabandytume kitą vaizdą. Tai dabar va štai tos spalvos, kurios čia yra, jos yra konvertuojamos į tuos mažus pikseliukus arba į sritis, kurių yra įvairi orientacija. Kiekviena spalva atitinka to pikselio orientaciją. Jeigu jūs žiūrite įvairiais kampais, jūs matot, kad tas vaizdas yra spalvotas. Tai yra taškinės hologramos įrenginys, kuriame vaizdas yra suformuojamas iš mažų taškelių, vadinamų pikseliais. Ir jeigu pažiūrėtume į tą pikselį po mikroskopu arba naudotume kitą optinį mikroskopą ar skenuojantį elektroninį mikroskopą, mes pamatytume, kad jame yra periodinė struktūra, tam tikros mažos šukos, kurių periodas, atstumas tarp dviejų dantukų ar tarp iškilimų yra mažesnis negu 1 mikrometras. Keisdami štai šito bandinio arba stalelio padėtį lazerio spindulio atžvilgiu, mes nupaišome visą vaizdą, kuris yra sudarytas iš skirtingai orientuotų taškelių arba pikselių. Lietuvių inovatoriai sugalvojo, kad piešinį į hologramą galima įterpti ir kitaip. Dar tolimais 1796 metais, o tai buvo maždaug metai po Trečiojo Žečpospolitos padalijimo, vokietis Aloyzas Zelfenderis sugalvojo, kad piešinį galima atspausdinti prieš tai jį išėsdinus akmenyje. Tai buvo klintinis akmuo. Taip gimė litografija. Litos graikiškai akmuo, grafos rašyti, piešti. Lietuvių inovatoriai sugalvojo šį dalyką daryti itin moderniai. Mūsų gaminyje mes apjungiam kelias technologijas, suteikdami tam gaminiui ypatingą apsaugos lygį. Tai yra tai, ko negalima replikuoti, nes norint štai turėti tą elektroninę litografiją, tenka dirbti gan sudėtingom technologinėm sąlygom ir tiesą sakant, pasaulyje yra ribotas skaičius tokių įrenginių, kurie yra naudojami. Taigi mes su šita elektronų litografija arba darom visą vaizdą, arba darom tam tikras specialias žymes, kurias tapatinam kartu štai su tuo vaizdu, kuris formuojamas su taškinė holograma. Tuomet mes turime dvi plokšteles. Vienoje yra vaizdas, kuris buvo užrašytas su taškinė holograma, kitoje vaizdas, kuris buvo suformuotas su elektronų spinduliu. Ir mes jas abidvi apjungiam ir eksponuodami padarom
piešinį, kurį mes vėliau, iš kurio bus gaminamas nikelinis spaudas. Tas iš skirtingų pusių skirtingai matomas holograminis piešinys yra toks mažas, kad žodis mikroskopiškas yra pernelyg gremėzdiškas. Tai kaip vis dėlto jį pavyksta atspausdinti? Mes turim užgarint ploną sluoksnį metalo, ploną metalo sluoksnį ant to ir tuomet jau tas užgarintas metalo sluoksnis leidžia mums naudoti kitą technologinį žingsnį, kuris yra vadinamas elektrocheminiu nusodinimu. Tai tą ploną metalinį sluoksnį, labai ploną, jis yra 100 nanometrų eilės. Na, vėlgi aš jums priminsiu, kad nanometras tai yra 1000 mikrometro dalis. Tam yra naudojami vakuuminiai įrenginiai. Tokiame įrenginėje, jeigu jūs įkaitinat metalą iki aukštos temperatūros, jis garuoja. Taip kaip užkaitintas puodas su vandeniu jis garuoja, taip ir tas garuoja metalo garai. Ir padėjus tą bandinį, kuriame yra reljefas, jūs padengiat labai plonų sluoksnių. Čia buvo va štai toks ženkliukas, jūs jį matėt. Jis buvo įspaustas polimerinėme sluoksnyje ir po to ant šito polimerinio sluoksnio buvo užgarintas metalas. Na, paprastai mes čia sidabrą gariname. Turėjome vat tą mažą hologramą, taškinę hologramą, iš kurios pagaminom mažą nikelio spaudą. tą nikelio spaudą mes perkėlėme daug kartų į polimero sluoksnį, mes jį metalizavome ir toliau va štai tas metalizuotas jau paviršius dedamas į elektrocheminę vonę. Ir toj elektrocheminiai vonioj užauginama nikelio spaudas. Tos lietuviškos hologramos yra tokios įdomios ir gražios, kaip Dubysos slėniai, kaip Medininkų pilies kuorai, kaip Čiurlionio paveikslai. Hologramos. Tai vis dėlto mokslas ar menas? Darant štai tas hologramas, reiškia, galima sukurt įspūdį žmogui, galima paveikti jo jausmus, tai yra tikras menas, reiškia, šalia štai to piešinio jums yra dar vienas įspūdis, kad tas piešinys yra realus, jame yra tas trečias matmuo, jūs galit į objektą pasižiūrėti taip, kaip pro langą. Na ir tas tikrai daro įspūdį. Dar daugiau mokslo paslapčių ir lietuviškų inovacijų lygiai po savaitės. Iki. Laida parengta bendradarbiaujant su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra ir finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.